Labadiena. Šiandienos mūsų hipnozė taip pat sukurta pagal Eriksono Miltono temą ir ji vadinasi resursų vaza. Ir jūs tikriausiai žinote, kad norint gauti kuo geresnį rezultatą iš meditacijos ar hipnozės reikia turėti norimą tikslą. Todėl dabar jūsų paprašysiu sukurti tokį, arba jei turite prisiminti. Ir tuo pačiu paprašysiu jūsų patogiai įsitaisyti, sėdomis, pusiau sėdomis ar gulomis, taip atsiremti, kad jūsų kūnui būtų patogu. Patogu nugrimsti į atsipalaidavimą ir poilsį. Labai gerai. Ir dabar jūsų paprašysiu tiesiog savo dėmesio dėka pereiti per visą kūną, nuo kojų pirštų galiukų iki pat galvos. Ir pirmiausia atkreipkite dėmesį į savo kojų pirštus, pėdas, pajauskite, ką jaučiate. Ir leiskite pėdoms atsipalaiduoti pilnai. Galite jas atpalaiduoti kartu arba po vieną. Ir dabar galite kilti aukštyn, atpalaiduoti pilnai kojas, palengva ir iš eilės, atpalaiduojant vis kitas raumenų grupės. Atpalaiduokite kūną, pilvą, nugarą, krūtinę, pečius. Atkreipkite dėmesį, kaip jūs laikote sudėję rankas. Ir atpalaiduokite rankas. Jausdami, kaip atsipalaiduoja visas jūsų kūnas, dėmesį perkelkite į kaklą ir galvą. Atpalaiduokite pilnai galvą ir atskirai visus veido raumenis, kaktą, skruostus, žandikaulį, akis, galbūt kažkas iš jūsų jau užsimerkė, o kai kas užsimerkė būtent dabar, o kai kas užsisvajojęs ir žiūro kur nors į vieną tašką ar į tolį. Ir užmerks akis tada, kai visą sąmonę užvaldys nuostabūs vaizdai. Ir tuo pačiu metu aš noriu paprašyti jūsų, kad jūs atkreiptumėte dėmesį į savo kvėpavimą.
kaip jūs įkvėpiate ir iškvėpiate. Ir su kiekvienu iškvėpimu galite daryti šį atsipalaidavimą vis gilesnį ir gilesnį. Jaučiant, kaip visas kūnas nugrimsta į malonę būseną ir užsimiršta. Ir tuo pačiu metu jūsų galvoje gali ateiti įvairios mintys. Galite klajoti pro tolimą ar artimą praeitį, o galbūt jūs svajojate. Ir dabar aš jūsų paprašysiu išnaudoti šią savo vaizduotę. Aš paprašysiu jūsų įsivaizduoti, kad jūs išėję pasivaikščioti šiltą vasaros dieną. Jūs kažkur gamtoje, galbūt miške, miško takelyje. Ir savo vidiniu matymu galite matyti tai, kas jūs supa. Jūs galite girdėti garsus. Jausti savo kūno saulės spindulių šilumą, vėjelio dvelkimą. Galbūt yra ir kažkokie kvapai. Jūs galite girdėti garsus po savo kojomis, žengiant vis gilyn ir gilyn miško takeliu. Jūs galite girdėti garsus virš savo galvos ir garsus supančius jūs aplinkui. Leiskite šiems vaizdams ir kvapams ir garsams ir tiems miško pojūčiams nunešti jūs toli, toli. Ir kai tai įsivaizduojate pakankamai gerai, galite įsivaizduoti, kaip šis takelis sukasi. Labai gerai. Labai, labai gerai. Ir jūs galite tęsti kelionę, judėti savo greičiu, eiti tuo takeliu į priekį. Ir ten už posūkio galite pastebėti, kaip pasirodo namelis, kažkoks keistas, beveik pasakiškas. Ir šiame namelyje gyvena meistras Žiedžius, kuris iš molio gamina įvairius nuostabius gaminius. Ir šiandien jis jums pagamins dovaną. Jis jums pagamins
resursų vazą. Meistras jūs pasitinka ir pakviečia į vidų. Pasiūlo atsisėsti ir atsipalaiduoti. Ir prieš atsisėdant jūs galite atkreipti į meistro dirbtuvių vidų. Kažkur yra darbo stalas ir krosnis ir molio sandėlys. Ir štai jums pasiūlo atsisėsti į patogų krėslą. Jūs atsisėdate ir meistras jūsų paprašo sugalvoti vazą, vazos projektą. Jūs galite pagalvoti apie tai, kokia vaza turėtų būti. Ir jūs visiškai laisvi, užsisakant spalvą, formą ir dydį. Ir kai jūs pilnai žinosite, gerai suprasite, kokia būtent vaza jums turėtų būti, jūs užmerksite akis ir ją įsivaizduosite su visomis detalėmis. Labai gerai. Dabar jūs galite duoti nurodymą meistrui ir matyti, kaip meistras išeina į galinį kiemą prie sandėlio, kur yra molio atsargos. Ten yra skirtingas molis. Yra kietas molis ir minkštas molis. Ten yra baltas molis, rudas, raudonas ir netgi yra mėlynas ir žalias. Ir meistras atsirenka tą rūšį, kuri pilnai atitinka jūsų projektą. Ir meistras atsineša į namą molį, uždeda ant žiedimų stalo. Ir jūs sėdėdami jaukiai ir patogiai krėsle galite stebėti meistro darbą. Ratas ima suktis. Meistras ramiai ir užtikrintai uždeda rankas ant molio. Ir besisukant į molį tvirtų judesiu ima kelti aukštyn. Tarp jo rankų ima atsirasti forma. Meistras atsargiai ir užtikrintai atitraukia dešinę ranką nuo formos, tam, kad ją iš viršaus įspaustų vidaus ertmę. Ir tai pradėtų daryti
vazos vidų. Dešinę ranką meistras spaudžia į vidų, o kairiąja grašiai išlaiko išorės formą. Abi rankos veikia sutartinai ir harmoningai. Po to meistras keičia rankas ir dabar kairė spaudžia vazos vidų, o dešinė prilaiko išorę. Abi rankos dirba sutartinai ir harmoningai. Ir štai forma paruošta. Meistras ją nukelia nuo žaidimų stalo. Forma pilnai atitinka jūsų projektą. Ir meistras įdeda vazą į krosnį pirmam išdeginimui. Jūs žiūrote kažkur, o galbūt jūs tuo pačiu metu, kai vaza išdeginama, stebite krosnyje nuostabiai šokančią šilumą ir ugnį. Galbūt jūs tuo metu užmerkiate akis ir galite leisti savo įsivaizduoti, kaip turėtų būti išpuošta jūsų resursų vaza. Galbūt jūsų vaza turėtų būti aprašinėta, išdažyta, o galbūt turi likti švari. Ir kai jūs tai gerai žinosite, kaip ji turėtų būti paruošta, jūs įsivaizduosite tai su visomis detalėmis. Taip, labai gerai. Dabar jūs galite nurodyti meistrui, duoti instrukcijas, geras instrukcijas dėl to, kaip jūs norite, kad atrodytų jūsų vaza, nes tai jūsų projektas. Meistras išima vazą iš pečiaus ir pastato prieš jūs ant apdailos stalo ir ją ima puošti atitinkamai jūsų norams ir jūsų projektui. Jūs galite tai stebėti, o galite tai daryti su meistru kartu. Taip, labai gerai. Ir kai vaza baigta, ją meistras vėl paima
ir pastato į krosnį antram išdeginimui. Ir kol vaza išdeginama, jūs sėdėdami krėsle galite leisti savo mintims klaidžioti, patogiai ir maloniai sėdint, galite leisti savo sąmonei ilsėtis maloniuose vaizduose, reginiuose, fantazijose ir atsiminimuose. Jūs galite matyti tiesiog vaizdinius, o galite matyti tuos laikus ir tas vietas, kur jūs turėjote visus reikalingus resursus, nugalėjote kliūtis, pasiekite tikslus, mėgaujatės savo pasiekimų vaisiais. Ir galite užtrukti tiek, kiek reikia. Ir po kelių akimirkų jūs pastebėsite, kad meistras išima vazą iš krosnies. Dėl to, kad išdeginimas baigtas ir vaza paruošta. Ir po to, kai ji atvėsta, jis įteikia šią vazą jums. Vazą, kuri paruošta jūsų resursams. Ir dabar meistras jūs pakviečia išeiti į kiemą. Per galines duris jūs išsiveda į nuostabų baltą sodą. Žydi medžiai ir gėlės, skraido drugeliai. Ir lauką apima nuostabūs kvapai. Jūs einate į sodo gilumą, į patį centrą. Ten centre yra nuostabi balta kėdė ir stalas. Ir štai meistras pakviečia jūs atsisėsti ir atsipalaiduoti. Labai gerai. Dabar jūs galite pastebėti, kaip šviesoje nuostabiai ant stalo atrodo jūsų vaza. Ir apžiūrinti vazą galite atkreipti dėmesį, kad iš aplinkos į ją ima sklisti ir pildyti resursai. Ir šie resursai užpildo vazą iš visų pusių. Jie atskrenda
iš jūsų tolimos praeities, jūsų žinomi resursai ir seniai pamiršti, ir iš tolimos ateities tie resursai, kurių jūs nežinote, bet juos aptiksite ateityje, ir iš artimos ateities tuos, kuriuos galite numatyti, ir iš dabarties tie resursai, kurie dabar, būtent dabar, jums labiausiai naudingi ir padeda. Šie resursai gali atskristi pas jūs įvairiomis spalvomis, šviesomis ir kitokiomis nuostabiomis struktūromis. Jie gali atskristi ir užpildyti jūsų vazą iš įvairių vietų, daiktų ir žmonių, iš jūsų artimųjų, pažįstamų ir tų, kuriuos jūs nepažįstate. Leiskite dabar matyti, jausti, kaip jūsų vaza užsipildo. Ir užsipildžius vazai, užsipildote jūs. Galite jausti, kaip užsipildžius vazai, resursai teka į jūsų kūną. Labai gerai. Šie resursai tai gebėjimai, galimybės pripildo jūs ir jūsų vazą nuostabiais, harmoningais, labai gerai jaučiamais būdais. Ir jūs galite jausti, kaip viduje keičiasi būsena, kaip jūsų viduje atsiranda nuostabios emocijos. Labai, labai gerai. Ir dabar aš noriu, kad jūs žinotumėt, kad nuo šiol ir visada ši vaza priklauso jums ir jūs ją galite naudotis visada, kada tik panorėsite. Jūs galite ją dabar pasiimti ir matyti, kaip nunešate į saugią, jaukią jūsų vietą viduje ar išorėje. Ir suradę jai vietą, galite ją ten padėti. O kai reikės, galėsite tiesiog atsisėsti, užmerkti akis ir prisiminti šią būseną, pasiimti vazą iš tos geros vietos, ten, kur jinai dabar randasi, ir mintimis ją pastatyti prieš save, įsivaizduoti ir pajausti ir pamatyti, kaip ši vaza atiduoda jums resursus ir jūs užsipildote.
jūs galite tiesiog matyti, kaip užsipildote šiais nuostabiais resursais ir galimybėmis. Ir šie resursai, gebėjimai pasiskirsto jumyse pačiu nuostabiausiu būdu. Ir kai šis procesas bus baigtas, jūs vėl pastatysite vazą į saugią ir gerą jos vietą. Ir jūs tai galite daryti tiek kartų, kiek reikės. Ir patirti tai, ką reikia patirti. Ir rasti jums reikalingą ir svarbų sprendimą. Būdą, kaip išspręsite savo klausimus ir pasieksite tikslus. Dėl to, kad ši vaza yra jūsų. Ir jūs galite su ja elgtis kaip tik tinkamas. Ir jei jūs gerai supratote, kaip reikia naudotis šią vazą, jūs galite jausti, kaip patogiu jums ir greitu būdu palengva grįžtate. Ir kai jūs grįšite, puikiai nusiteikę, užsipildę, būsite pilnai pasirengę, galimus bus giliai įkvėpti ir lengvai pasiraižyti ir atsimerkti ir grįžti į natūralią būseną, jaustis pakylėtai, labai gerai, motyvuotai ir su puikia nuotaika.